Na ką, antras video, galva nuimta, kaip matote. Iš karto pirmą dėmesį atkreipiu į cilindrus, į stūmoklius, ar nėra jokių metalo pažeidimų, bet po kol kas jų kaip ir nesimato ir tai, manau, yra vienas iš geresnių ženklų. Tačiau matau, tiksliau pastebėjau ketvirtame cilindrėje, pačiam dešininėje pusėje bloko, yra nemažai apsitepalavę ir viskas juoda. Šis stūmoklis matosi, kad yra šlapesnis taipogi. Problema, kad nežinau, kuris cilindras neturėjo kompresijos, bet esu linkęs manyti, kad tai gali būti šis šlapias cilindras, kuriame servisas pamatavo 6 barus. Apie cilindro būklę dabar plačiai nešnekėsiu, bet iš 2 cilindrų, kuriuose stūmokliai yra apačioje, galima pamatyti, kad nėra labai bloga išvaizda senelių ir matosi honingavimo žymės, kas mane nustebino, nes, kaip ir minėjau, variklis jau yra nuvažiavęs beveik 400 000 kilometrų. Ant stūmoklių matosi, kaip matote, įkritusi degėsių kažkokių purvų, bet greičiausiai tai bus nuo to, kai nuėminėjau galvą ir matyt nešvarumai įkrito į vidų. Trumpai apie galvą dabar. Kraštinis 4 cilindro matosi vėlgi, kad yra drėgnas, kaip ir stūmoklis buvo, o sekančiame matome kiek įdomesnį reiškinį, kažkokie geltoni degėsiai aplink purkštuką. Žodžiu, palietus juos buvo juk tokia konsistencija gan slidoka. Kas tai ir kodėl jie susidarė, man dabar yra sunku pakomentuoti. Tačiau kiti vožtuvai viskas kaip ir okei, biški pasibraižė, nes buvo uždėjęs ant kitos detalės. Sandarumą dar netikrinau. Šiaip ši pusė irgi neatrodo blogai iš pirmo žvilgsnio apart pirmai minėtų pasekmių. Antifrizo pėdsakai, manau, irgi nuėminėjant atsirado. Jei būtų leidę antifrizą į šį cilindrą, manau, kad stūmoklis ir galva nebūtų tokio, manau, būtų jie šviesesnio atspalvio. Iš arčiau pasižiūrėjus prie kai kurių vožtuvų matosi susikaupusių nešvarumų. Galvos tarpinė atrodo šiek tiek pavargusi, bet manau, kad kaip 400 000 pravažiavus mašina geriau atrodyti ir neturėtų, tai jei nuspręsim, kad šį variklį dar norime naudoti ir taisyti, tai reiks būtinai pasikeisti naują. Čia matome, kad prie išmetimo kolektoriaus viskas apsitepalavę, galimai čia ir buvo dūmų židinys, pro kur skverbėsi pakėlus kapotą. Nusiėminėjant išmetimo kolektorių teko apversti galvą aukštyn kojom, kad būtų patogiau prieiti prie varžto. Tai kai kurie vožtuvų pakeliai iškrito lauk. Individualūs išmetimo kanalai visi sausi, išskyrus to cilindro, kuris buvo drėgnas. Čia nusisukinėju pakaitinimo žvakių laidus ir pakaitinimo žvakes. Pakeliai, kurie savo ruožtu neiškrito, kai galva buvo apsukta aukštyn kojom, išėmų su replėmis, kai kurie pilni neišsiema, tai išsiema dalimimis. Vieno pakelėjo vožtuvėlis, cilindriukas yra įstrigęs, kadangi prie jo paviršius yra pažeistas,
ir tas paviršius laiko likusią detalę viduje. Čia tikriausiai pakol kas vienas iš blogesnių pažeidimų galvoje, mano nuomonė, kadangi tokį dalyką sutvarkyti jau reikia turėti įrangos ir tektų vežti specialistams, tikriausiai reiktų tekinti ir taip toliau. Bet žodžiu, pakol kas dar neaišku, ar šitą galvą pasiliksime, ar ieškosime naujos. Ne, tai aš dabar ją nelabai ir ištrauksiu. Toliau buvo įdomu pamatyti guoliavietės, kuriuose guli velenėliai. Buvo įdomu pamatyti, ar matosi plika akimi kažkoks nusidėvėjimas tų vietų. Tačiau man iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad visai neblogai čia viskas atrodo. Visos guoliavietės blizgėjo ir tik vienoje vietoje buvo matėsi nusidėvėjimo žymių, kas reiškia buvo lengvai matinis paviršius. Čia, kaip matosi, guoliai viename iš vožtuvų pakelėjų buvo matę gyvenimą. Šis berods buvo tas, kuris buvo įstrigęs į galvos ertmę. Tokį pakelėją jau reikėtų pasikeisti nori, nenori. Dar viską prieš užbaigiant vaizdo įrašai, reziumuojant, nuėmęs galvą tikėjausi rasti dar taipogi nulūžusį metalo gabaliuką nuo įsirbimo velenėlio, tačiau jo neradau. Prisegsiu nuotrauką kur nors kampe, kad suprastumėte, apie ką turiu omenyje. Tai manau yra du variantai. Arba jis per ertmę nukrito į karterį ir guli ten dugne, arba kitas variantas yra, kai keitė paskirstymo diržą. Toje vietoje būtent statosi specialus įrankis, jog pasistatytum velenėlį su tinkama pozicija ir užveržinėdamas greičiausiai nulaužė to velenėlio gabaliuką ir išmetė į lauką. Tai žodžiu, nusiėmus karterį realiai būtų labai lengva išsiaiškinti viską, kuris variantas pasiteisina.